Verslininkas Vilius nuolat keliauja ir darbo reikalais, ir kartu su šeima, tačiau negalėdavo pajusti atostogų malonumo dėl to, kad visuomet kankindavo mintis. O kaip namai? Ar viskas gerai, ar juos ras tokius pačius, kaip ir paliko? Todėl pradėjęs naujo namo statybas, itin didelį dėmesį skyrė jo saugumui. Pirmiausia, mes turime patikimą apsaugos sistemą. Antras dalykas, mes turime patikimus kaimynus, kurie prižiūri mūsų namą. Ir kaip viena iš apsaugos sistemos dalių mes turime apsauginės žaliuzes, kurios galima valdyti tiek rankiniu būdu esant viduje, tiek nuotoliniu būdu esant kažkur tai toli. Viliaus šeimos užmojai buvo dideli. Jie svajojo pasistatyti energetiškai efektyvų namą, kurio vienas šilumos tiekėjų – saulės kolektoriai. Kiekviena detalė tarsi tobuloje pjesėje atliko svarbų, tik jai patikėtą vaidmenį. Vienas pagrindinių atiteko žaliuzėms. Šitam namui buvo pasiūlytos integruojamos apsauginės žaliuzės, kurios yra montuojamos dar nepadarius namo apdailos, kad jas būtų galima vėliau paslėpti ir fasado išorėje visiškai nesimatytų standartinių klasikinių apsauginių žaliuzių dėžių. Vienas svarbiausių apsauginių žaliuzių pliusų – tai jų valdymas. Valdymo būdų yra keletas. Tai yra standartinis valdymas rankinis, yra valdymas pulteliu arba raktiniu arba klavišu. Patogiausias valdymas turbūt šiai dienai ir populiariausias valdymas yra vis dėlto pulteliu, kad jums nereikia niekur stotis, niekur eiti, nieko junginėti, tiesiog pulteliu pasirinkti tai, ką norite padaryti, ar tai uždaryti, ar tai padaryti žaliuzes. Kitas variantas, jeigu mes tas pačias žaliuzes prijungiam prie, sakykime, bendros namo sistemos, kuri yra vadinama protingo namo sistema, tai jeigu tai yra prijungta prie interneto, mes tai galime daryti netgi nebūdami visiškai pastate, netgi nebūdami toje pačioje šalyje, kurioje yra mūsų namas. Ko gero sunku patikėti, bet svaiginantį kelionių džiaugsmą verslininko šeimai vėl leido patirti apsauginės žaliuzės. Mat naujai statytame name įrengta protingo namo sistema, kurią galima valdyti telefonu arba prisijungus prie interneto. Tokiu būdu žaliuzės pakeliamos ir nuleidžiamos net tuomet, kai šeimininkų nėra namie, nors susidaro įspūdis, kad jame išties kažkas gyvena. Taip suklaidinami ilgapirščiai. Bet tai toli gražu ne vienintelis apsauginių žaliuzių privalumas. Vienas iš didžiausių privalumų šių žaliuzių be apsauginės funkcijos jos ir mums teikia saulės kontrolę. Reiškia, kai diena yra labai saulėta ir kaitri, per didžiulius pietinius langus saulė labai kaitina patalpas. Išvengti šito perkaitimo mums padeda žaliuzės. Mes paprasčiausiai nusileidžiam žaliuzės pilnai, dalinai ir taip kontroliuojame į namą patenkančią energiją. Esant žiemos sąlygom, žaliuzės pilnai nuleidžiant, prie stiklo palieka apie 2 cm tarpą. Žaliuzės yra pakankamai sandarios ir tas papildomas tarpas suteikia šiokią tokią papildomą šiluminę varžą mūsų esamiems langams. Tai vėlgi padeda taupyti šiluminę energiją. Pliusai dar yra, kad jos ir apsaugo ir nuo lietaus, ir nuo vėjo, ir nuo lango dūžio. Taip pat vasaros metu jos padeda išlaikyti namą pakankamai vėsų, jeigu jos yra uždarytos, o žiemos metu jos uždarytos neišleidžia šilumos esančios pastato viduje. Šių žaliuzių integravimas į bendrą namo sistemą net ir visko mačiusiems specialistams tapo sudėtingų galvosūkių. Pažiūrėkite atidžiau. Nei vienas langas neturi rėmo. Būtent toks buvo šeimininko sumanymas. Tai iššūkis buvo pakankamai didelis, kadangi tai vienas dalykas yra montavimas tvirtinant prie putos, kitas dalykas, kadangi langai yra be rėmo, tai buvo pakankamai didelis iššūkis pritvirtinti pačias apsauginės žaliuzės namo fasade. Bet profesionalams neįveikiamų užduočių nėra. Ar integruojamos tarsi nematomos žaliuzės, ar neintegruotos įvairiaspalvės žaliuzės pagyvinančios namo fasadą, viskas įmanoma. Svarbiausia nuspręsti, ko tikrai norite.